Tai laba diena Vilnius, mes pristatom mūsų podcastą, mūsų pavadinimas Sofos sportininkai. Aš esu Dominikas Jačauskas, man yra 14 metų, mėgstu groti įvairiais instrumentais, dar važinėti paspirtuku, būti su draugais tiesiog bendrai. Aš esu Paulius Bumblys, man yra 14 metų, patinka gamta, labai mėgstu gamtinės veiklas, žuklė, žvejyba, čia my style. Lankau muzikos mokyklą, aš skambinu pianinu, ir va taip. Aš esu Žilvinas. Man labai patinka mikrokompiuteriai ir mikrovaldikliai. Tai esu laimėjęs pirmą vietą programavimo olimpiadai. Kaip mes dabar Hebra susipažinom? Aš su Paulium tiesiog klasiokai esam. Jo, aš kai atėjau, naujokas buvau, mes taip ir susipažinom. Tiesiog pasakiau labas ir jau draugai gaunasi. Susipažinom, kai gal buvom kokie pirmokai geri. Žaidėm stuku arba kaip kiti žino tuku. Dominikui ir man patiko į tą patį medį slėptis. Atsiradai ir... Jo, vos ne taip ir susidraugavom. Kodėl nusprendėme šitokį podcastą daryti? Aš tai labai norėjau pasidalinti savo mintimis su bendraamžiais. Gal mano mintis įdomios ne vien tik mano draugams, bet ir kitiems paaugliams. Tiesiog man pasiūlė dalyvauti ir mes kartu ir esam čionais. Taip dėl panašių tikslų. Dėl pinigų? Geras. Neblogai. Taip, tai apie ką būtų mūsų podcastas? Aš tai manyčiau būtų labai įdomi tema apie kibernetinį saugumą. Tai manau, apie muziką visai būtų įdomu. Taip, būtų neblogai apie muziką. Būtų neblogai porą temų, gal kažką gamtiško pravesti. O tai kaip mūsų tas pavadinimas, ką jis reprezentuoja? Ant sofos sėdim, žiūrim sportą. Labai Paulių reprezentuoja toks sofos sėdėtojas geras, jis man atrodo. Visi mes tokie neblogi. Patyręs toksai, Ką mes kviečiam? Manau, skautų vadą visai neblogai būtų pasikviesęs, tai mūsų Pauliui. Visų tipsų ir haksų. Pavyzdžiui, kaip ten kabliuką pasidarys. Šiaip žyvybę kokią. Mes šiaip apie temas, apie mokyklą pakalbėtume. Būtų dar įdomiau. Muzikantų, aš sakau, man patiktų. Sakyčiau, kokį tai esu Michael Jordan prie to sofos sportininkai. Bet bijau, kad mes jam neatrodysim labai patrauklus pasirinkimas iš Amerikos į Lietuvą skristi, kad su kažkokiais 3 vaikais pasėdėtų ant sofos. Jeigu taip realiai galvoti, ką mes galėtumėm kviestis, lietuvių sportininkus pasikviesti. Šiaip apie karjeras pakalbėti, kaip pradėjau žaisti, pavyzdžiui, kas įkvėpė žaidimą. Tai toks būtų mūsų podcastas. Like, subscribe and share ir nepamirškit varpelio paspausti. Čia ne pabaiga. 2 kartus pasakysi, 2 daugiau laikų bus. Tai taip. Labą dieną ar labas rytas. Koks jūsų vardas būtų? Mano vardas yra Airė. O kiek jums metų, jeigu nepaslaptis, jeigu atsakyti? 22. Tai kaip jūs manote, ar gyvenimas paauglių yra sunkesnis dabar, ar kai jūs dar buvote 8-okė? Seniau gyvenimas buvo truputėlį gal įdomesnis. Aš bent jau dar vaikystėje spėjau pažaisti lauke su draugais. Turbūt ir jūs žaidėte lauke. Ne visiški kompiuteristai. Mūdu šiaip žvejojam. Tai turbūt visi mes dar. Ir jūs, ir mes dar spėjom lauke pabūti. Man gal būdavo smagiau seniau. Kokių gal vaikystės žaidimų prisimenat? Ledinukas būdavo, kur tu sustingsti. Jo, žaidėm. O šansą? Pas mus buvo, kad mergaitės ant soliukų šansą žaidžia, berniukai stuku bėgioja. Taip, aš su klasiokiam pradinėse klasėse žaisdavau labai. Pas mus ten dar boba buvo. Tai išmetė į viršų Žilvinas, sakai, ir jeigu tu per toli esi ir tu nepagauni kamulio, tu turi pagauti kamulį, kai jis atsimuša į grindis, į žemę, pagauni, sakai, stop ir tada turi išmušti, kas yra arčiausiai prie tavęs. Jeigu neišmuši, tai tu gauni bobą, jeigu tu išmuši žmogų, tai jis gauna bobą. Ir kai surinki 5 bobas, pakeiti vardą. Tai tarkim, tu buvai Žilvinas ir mes tada sugalvojom tau vardą kažkokį kitą, tai vietoj Žilvino jau sakom kitą vardą. Giliai labai panašiai žaidžiasi irgi tą kamuolį meti į viršų ir bandai išmušti žmogų. O jums šiaip patinka gamta? Šiaip mano šeima gyvena labai tokiam miškingoj tokioj vietoj, tai visą laiką kažkaip pas mus būdavo taip, kad eidavom į mišką pasivaikščioti, tenais ir turnikai yra, pasportuodavom kažkiek tai. Aš atsiprašau labai, aš toksai gal netoks išsilavinęs, kas tie turnikai? Skersinis, kur pristraukimus daryti, jo. Ar dar kažkokių asociacijų turit su gamta?
Jo, dar labai geras prisiminimas iš vaikystės, kad vis laiką tėtis turėdavo prie dviračio tokį prisikabinęs, kaip yra tokia dėžė vaikams, nežinau kaip paaiškinti. Ir jis prisikabindavo jį prie dviračio ir mes tiesiog su broliais ten sėdėdavom ir būdavo mieliausias toksai kaip prisiminimas. Ir irgi labai mes su tėčiu mėgdavom važinėti sur užpraeitais metais, ten keli šimtus kilometrų jau su tėčiu po visą Lietuvą važinėjom. Keliaut mėgstat? Mėgstam. Su slidėm ar snowboardint sunkiau? Manau, kad slidės vis tiek toksai atrodo patogesnis dalykas, nes tu stovi ant 2 kojų normaliai, tai yra ganėtinai natūralus dalykas, bet aš visą laiką bijau, aš niekada nebandžiau iš tikrųjų slidinėti su slidėm, bet man atrodo, kad tavo kojos taip išsiskies ir tu ten špagatą padarysi. Ačiū už jūsų interviu labai. Ačiū labai jums už klausimus. Tai tiek, like and subscribe, Ir share, ir varpelį, bet ne varpą.